Šitas projektas iš tikrųjų, kurį vėliau pristatysime, neatsirado tuščioj vietoje, tai iki live projektų mes nuėjom ne tokį trumpą kelią. Tai matyt, atsimenu, dar būdamas studentas su Giedrium Švitra mes po Devyniškių regioninio parko pelkės bastėmės ir pas jį kažkoks vabalas įskrydo į tinkliuką. Ir ten tas vabalas buvo niuriaspalvis auksavabalis, tada aš pirmą kartą apie tą vabalą išgirdau ir kažkaip buvo keista, ko čia Giedrius taip džiaugiasi, nes pasirodo nelabai kas Lietuvoje buvo tų vabalų matęs tuo metu, čia buvo Giedriu kokie 2001 gal metai. Ir vėliau, aišku, kai rašėm Raudonąją knygą, mes dar ten bandėm ieškoti, iš kur ten Giedrius galėjo tą vabalą pagauti, nes medynų aplinkui tą pelkę nelabai ir buvo niuriaspalviam auksavabaliui tinkamų. Tai čia matyti tokia mano pirmoji pažintis su niuriaspalviu auksavabaliu, o Lietuvos gamtos fondas Dalia, neatsimenu jau iš kur atsivežė idėją, iškelti Lietuvoje iš Latvijos matyti. Feromoninės gaudyklės gavo nedidelį projektėlį, prisigaminom gaudyklių ir tada visas ofisas kvepėjo ne tai slyvom, ne tai persikais, jūs matyt nuspręsit, komis ten kvepėjo, po to mašinų bagažinės dar pusę metų kvepėjo tuo kvapu. Tai ta prasme, tai mes bandėm daryti monitoringą niuriaspalvių auksavabalių, ieškoti, kurgi jie yra. Vėliau po to projekto sekė antras projektas, tai buvom laimėję aplinkos ministerijos konkursą, ten tokių 4 rūšių paiešką, naujų radaviečių. Tai viena iš tų rūšių buvo niuriaspalvis auksavabalis ir jau buvom sukaupę pakankamai nemažai duomenų apie šitos rūšies buveinės ir radavietės ir nusprendėme, kad laikas keliauti į live, apie kurį vis pašnekėdavom, bet nedrįsdavom rašyti. Tai tą live projektą pradėjom ir aš šiandieną pristatysiu šito mūsų ankstesniojo live projekto parengiamasias veiklas, kągi mes to projekto metu nuveikėme ir kaipgi judėjome link konkrečių praktinių darbų. Tai jeigu pasižiūrėsime, tuomet žinomas niuriaspalvio auksavabalio paplitimas buvo toks, kokį rodau ant žemėlapio, matyt, sekančios prezentacijos metu pristatysiu kitas. Jau kitą žemėlapį, tai yra kaip po šito projekto atrodo tiek mūsų pastangom, tiek kitų Lietuvos gamtos tyrėjų paslaugom surinktas paplitimo žemėlapis. Ir tuo metu mes matėm, kad yra pakankamai didelė koncentracija radaviečių va toj raudonoje apibrėžtoj teritorijoje ir pasirinkom šitą teritoriją savo projektų veiklų teritoriją. Ir pati idėja buvo sujungti kelias žinomas didelės niuriaspalvio auksavabalio radavietės, tai pirmiausia Kauno ąžuolyną ir Dūkštų ąžuolyną ekologiniam koridorium ir kadangi dar šalia buvo visai Vilnius, o Vilniuje Neries šlaite ties Verkiais, šalia Verkių rūmų, ten kur tos dideli slėniai yra saugoma teritorija, kurioje kadaise niuriaspalvis auksavabalis buvo rastas, bet paskutinius kelis dešimtmečius nepavyko jo rasti, tai buvo idėja ta, kad vis dėlto geriausia plėtra yra kai rūšis pačios kolonizuoja arba kai jom truputėlį padedam, tai suformuoti ekologinį koridorių nuo Kauno ąžuolyno iki Dūkštų ąžuolyno ir nuo Dūkštų ąžuolyno iki Neries šlaito ties Verkiais. Tai pati idėja yra paprasta, klasikinė matyti ekologinių koridorių idėja, kai yra branduolio teritorijos ir yra kažkokie jungiamieji elementai, kaip pavadinkime stotelės. Nu, čia matyt, stotelės žodis yra netinkamas, bet matyt viešbutukai, kai tu iš vieno didelio miesto keliauji į kitą, tai yra viešbutukas, kur tu gali laikinai apsigyventi ir mūsų tikslas buvo nustatyti, kurgi tie viešbučiai gali būti ir užtikrinti jų apsaugą, kad jie netyčia nebūtų sunaikinti. Kiti parengimieji tikslai, parengimieji darbai, tai buvo tiesiog paruošti reikiamus dokumentus, kurie buvo reikalingi gauti leidimus jau vykdyti konkrečias apsaugos priemonės. Tai tam reikėjo gamtotvarkos planų Natūra 2000 teritorijose, tai Kauno ąžuolyne ir Neries šlaite ties Verkiais. Bei taip pat buvo tokia smulkesnė veikla, tai sukurti medžių milžinų ir negyvos medienos priežiūros ir tvarkymo gairės urbanizuotoms teritorijoms. Tai yra ten, kur yra konfliktas dėl saugumo, kur yra konfliktas su gyventojais, kaip tokiais atvejais tvarkytis, tai visus leidinius galėtume atrasti nuėję į šitą tinklalapį, ten yra patikta ir daugiau leidinių, yra projekto ataskaitos ir visa kita, tai kam įdomu susipažinti plačiau, tai galima susipažinti. Šiandieną matyti aš trumpai stengsiuosi kalbėti, nes ilgiau apie ekologinius tinklus pakalbėsim sekančiam pranešime jau apie būsimąjį projektą. Tai
buvom išsiskyrę kelis elementus, kuriuos jau žinojom, kurie labai stipriai siejasi su niuriaspalviais auksavabaliais ir mes turim duomenis apie juos surinktus šalies arba regiono mastu. Tai buvo europinės svarbos buveinės, plačialapiai miškai arba griovų ir šlaitų miškai. Be to, tam tikras sąrašas kertinių miško buveinių, kurios siejasi su niuriaspalviu auksavabaliu, bei be jokios abejonės žinomos saugomų rūšių informacinėje sistemoje niuriaspalvio auksavabalio radavietės. Ir kitus elementus mes vardinom tokius kaip potencialius. Tai yra dvarų parkai senieji, medžių alėjos, pavieniai medžiai dideli žemės ūkio naudmenuose ir pavieniai medžiai upių šlaituose ir visokie kitokie, kur čia galima patiems įrašyti. Pirmiausia, tai ką mes padarėm, tokį pavadinkim modeliavimą, jeigu galima tai pavadinti, iš tikrųjų tai yra paprasčiausia žemėlapio algebra, tai yra kai tu žiūri, kiek į kiekvieną heksagoną patenka reikiamų elementų ir pagal tai skaičiuoja kiekvieno iš to heksagonų vertę. Tai kodėl pasirinkom heksagonus, tai tiesiog pirma, tai gražiai atrodo iš tikrųjų, o antras matyt dalykas tai, kad perimetras yra mažesnis jų lyginant su kvadratais ir visais kitais, tai pakankamai galima objektyviau truputėlį skaičiuoti. Ir aišku, suskaičiavom reikšmes. Ir mums pradėjo dėliotis tam tikras scenarius. O čia įdomumo dėlė pabandykite atsiminti šitą paveiksliuką. Labai panašų paveiksliuką parodysiu Lietuvos mastu po 6 metų, kaipgi atrodo mūsų turimi duomenys, tiek apie rūšį, tiek apie buveinės ir kaipgi ten dėliojasi situacija. Tai ką mes matom iš tikrųjų, tai matom Kauno ąžuolynas, kur yra pakankamai daug taškų. Čia Kaunas yra, čia iš tikrųjų ant žemėlapio nelabai matosi. Tada Dūkštų ąžuolynas, kur irgi pakankamai daug žinomų elementų. Ir šitos 2 taškus mums reikia sujungti. Ir čia šitoje vietoje jau pasibaigia matyti matematika ir prasideda ekspertinis vertinimas, tai žiūrėjimas ortofoto nuotraukų, važiavimas į vietą, kaipgi geriau pravesti. Ir mes buvom nusimatę 3 scenarijus, kaipgi sujungti šitas teritorijas, tai A, B arba C, arba čia žalesis, žydrasis ir geltonasis. Tai A scenarijus buvo trumpiausias atstumas, tiesiog aritmetiškai pabandyti praeiti trumpiausiu atstumu. Čia matyti pagrindinė problema yra tai, kad per vidurį mes nelabai žinojom objektų ir nebuvom tikri, ar bus įmanoma. Tai tam tikra A scenarijaus variacija buvo šitas žydrasis scenarijus, kai mes nuo Dūkštų ąžuolyno iki Vilniaus taip pat nežinojom, ar pereisim per urbanizuotas teritorijas, tai tiesiog buvom nusimatę alternatyvų kelią. Ir C scenarijus ilgiausias ir saugus, tai kur žinojom pakankamai daug objektų, tai iš principo upių slėniais. Kadangi dažniausiai upės ten yra ir Neris, ir Šventoji, turi išraiškingus slėnius, kur miškininkystė yra sudėtinga, tai buvo mūsų daroma tokia hipotezė, kad mes ten turėsim tiek gerai šildomus medžius, tiek sunkiai pasiekiamus medynus, kurie tikriausiai ilgą laiką nebuvo eksploatuoti ir turėtų būti mums tinkami, bet be abejo atstumu tai buvo pats ilgiausias scenarijus. Kaip vėliau pamatysit, pradėjom dirbti su žaliuoju scenarijum, tiksliau mano kolegos pradėjo dirbti, aš jau buvau išėjęs dirbti kažkur kitur, nesakysiu kur šitasgi. Tai tas scenarijus ir pasiteisino pirmasis. Kągi pavyko nuveikti, tai per parengiamasias veiklas buvo inventorizuota kiek daugiau negu 1500 medžių veteranų arba senųjų medžių, kurie gali būti tinkami saugomoms rūšims. Iš jų didžioji dalis vis dėlto buvo branduolio teritorijos inventorizuota ir jeigu pasižiūrėsim tas 3 pagrindinės branduolio teritorijas, tai aišku, didžioji dalis Kauno ąžuolyne, kur ten, ko gero, yra svarbiausia niuriaspalvio auksavabalio radavietė ir kur koncentravosi labai nemažai praktinių veiklų, apie kurias pakalbės mano kolegos. Toliau, aišku, Dūkštų miškas, Neries šlaitas ties Verkiais ir, aišku, jungiamieji elementai per visą kraštovaizdį, tą 100 km buvo 581 jungiamasis elementas sujungti tas saugomas teritorijas. Kalbant apie Kauno ąžuolyną, tai Kauno ąžuolynas be abejo yra išskirtinė buveinė ir matyt mes ten daug skaičių įvairiausių matėm ir tada ir su arboristais ir patys inventorizavom tuos medžius ir galutiniam variante priejom prie tikslaus skaičiaus, kiek yra medžių Kauno ąžuolyne, kurie yra verti dėmesio, tai tas skaičius yra mano jau pateiktas ir dabar čia jūs matote išskaidytas pagal rūšis, tai ąžuolų yra 412, liepų gerokai mažiau, beveik 10 kartų, vienas kitas klevas, žuvusių medžių, na ir jų tankumas atitinkamai matosi, tai visa tai buvo
suskaičiuota sudėta į gamtotvarkos planą, numatyti veiksmai, išviesinimai, kiek medžių konkrečiai reikia išimti, ką reikia su kiekvienu iš šitų medžių padaryti, buvo organizuoti konkursai, apie kuriuos vėliau pakalbės kolegos. Tai kitaip tariant, laukia didelis darbas, aišku, su visuomenė, įtikinant, kad mes ateinam su rimtais ketinimais ir žinom, ką darom, apie tai matyti irgi dar šnektels kolegos, tam, kad tiesiog buvo daug nerimo, kad eilinis europinis projektas, kuris išleis daug pinigų, rezultatas bus nekoks, bet dabartiniu metu nuvykę į Kauno ąžuolyną, kas man labai patinka, kaip sakyti, daugelis iš mano pažįstamų, ypatingai kurie yra negamtininkai, nelabai supranta, kad ten buvo vykdyti darbai. Tai aš kaip sakau, geros gamtotvarkos požymis yra, kai nelabai kas mato, kad ta gamtotvarka buvo padaryta. Ir kai tu jam pasakai, kiek ten buvo medienos, kiek medžių iškirsta, tai nieks negali patikėti, nes parkas atrodo kaip parkas. Ir viskas ten yra gerai. Jeigu pasižiūrėsim pagal diametrus, tai diametrai medžių yra įvairūs, yra įvairaus storio, čia pagal žemėlapį išdėliota ir į ką matyti atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrose dalyse yra labiau miško aplinka, tai yra medžių yra daug ir jie yra tankiai, ir tarp didelių medžių yra ir mažų ąžuolų, ir yra kitos vietos, kur nors ir miško aplinka, bet tų didelių medžių yra sąlyginai mažai, ir yra kitos vietos, kur yra pakankamai reti medynai, tai kas būtų artima šitoms medžiais apaugusioms ganykloms. Na ir matyti galutinė mano skaidrė, paskutinė apie parengiamasias veiklas yra, kaipgi atrodo visas tas ekologinis koridorius tarp Vilniaus ir Kauno, tarp Kauno ąžuolyno ir Neries šlaito ties Verkiais. Tai viso 1591 medis, 110 km ilgio, išdėstytas tinklas, kuriame užtikrinta niuriaspalvio auksavabalio migracijos galimybė ir tų buveinių apsauga tarp pagrindinių radaviečių. Ir aišku, ta paspirtis tuo metu, kai darėm, atrodė nelabai įmanoma. Ten, atsimenu, diskutavom ten su neatsimenu, kuria institucija, ar čia apskritai įmanoma tokį koridorių padaryti, bet matyt, vėlesnė mano kolegų patirtis ir įrodymas, kad tai įmanoma, pastumėjo ir kitam projektui, daug didesniam ir ambicingesniam, tai sujungti ekologinių koridorių ne tik Vilnių su Kauna, bet ir Lenkiją su Latvija ir nuo Latvijos iki Estijos. Tai tiek tada, ačiū uždėmesį.